Iš esmės, būtų geriau morti, kad nereikia iškoti užpakalį smegenų, bet... Man atrodo, kad čia mes kėlysim, žinok. Galėt nusimečiau pizdu. Kur? Baisu buvo? Išvairavai kaip tikras driftioras. Erelis. Tai va, 2 metai vyksta mūsų graži draugystė su Porsche centru ir atvažiavom paimti susirašymo automobilio. Praeitais metais turėjome naują Cayenną. Šiemet jis jau gaunasi metų senumo, bet esam čionais. Einu dabar pradėsiu tik formintis dokumentus. Dėčiau saugok mašiną. Busioką. O aš varu pasimsiu ir šiandien ketvirtadienis išvažiuoju į trasą susirašymams, o penktadienį ryte pradėsim. Nu tai mes šiandien iš vakaro pernakvo ten pasiruošęs su mašina aš pats važiuoju, kadangi tempiu traliuką, tai važiuoju lėtai, iš Vilniaus tarp daug kilometrų, anksti keltis aš nemėgėjęs, tai geriau iš vakaro nuvažiuoti, pasiruošti ir bus alles good. Šiaipėlį spalva gražiai tiek, kad net susiderinau su mašina, kaip jūs matote. Čia stopimas, aš nežinau, man tada tiesiog tą mašiną prašusi, kad būtų mano 114. Pataupyčiau, tai jeigu būčiau 15 metų valgyčiau vien tik grikius, galbūt galėčiau nusipirkti diskus. O ir pas mane Porsche atsisėdu, ačiū hidrohubai. Matot, kaip atrodo medžio imitacija. Žodžiu, buvo pasiūlymas daryti tigrą, sakau, gal jau vyrai biškai perspusim. Tai va dalyko šitas dar sudėti zakolipkytės, kurios yra čionais, bet ne prie rankos reikės užsakyti naujas sudėti, nes senas bus tokios, tai pažiūrėsiu, gal Signeda ar kažkur mėtos, nes žiūrėjau, tos kukuzavos turiu, net nėra. Nu, bet jau dabar žiūrėkit, kultūra Porsche, čia da šitos uždengsim, gražiai padarysim, bus pasaka. Va, atvažiuoja. Erelis. Dabar viskas, tai sustoja pasisveikinti jau. Nuvažiavo. Net ir pilotų nebereikia. Visi žiūri, kas čia dabar vyksta. Šiaip per šitas pasikėlęs jaunuolis. Labadiena, ponia. Prie veido tinka žiūri. Važiuos nesu šito. Gerai nesu tu. Žodžiu, su mantelė susirašinėjom. Dopus. Nu, maža to, kad audronis mūsų aplinkė. Kaip ne, kaip čia nieko. Bet kaip užsinešiam posūkę, užmitė. Nu, žinokit, kablūkas praktiškai ant 2 ratų stoja. Audronis iš tiesų sporto meistras rodo lygį. Tai toj vietoj aš net nusimušė mano stenogramą, nes buvo viskas netikėta. Bet, žodžiu, susirašymai vyksta. Džiaugiamės patogią mašiną. Ir dar 3 dopai liko, ne? Taip, judam. Nu, va, sustojom su mantelį pavalgyti. Mantelis paėmė normaliai. Įmonės pavadinimas trasa. Šitas geras. Keliaujam. Nu ir aš toksai, va, nežinau, kad čia pavadinkim detoksikaciją savo pasidarysiu. Paėmiau kapučino ir silkės. Tai va, tai žodžiu, kai dabar vyksta ralis, čia žodžiu, apyvartų darom. Va, žiūrėkit, viskas išparduota, nieko nebeliko. Va, ralistai viską suvalgė. Žodžiu, susirinko baudos aikštelę. Žodžiu, mesim iš centro dabar į kašę, kas vadimės. Žodžiu, šeimos suvažiavimas, šeimos balius, žodžiu, bus dar viena nuotrauka. Žmonė iš tų 3 protingiausias, nes mažiausiai šneka. O, matot? Pašnekėk daugiau. Visi? Vladas? Vladas mano viltis. Vladai, labas. Mano. O tu mano viltis. Važiuojame su manteliu į rytinį mūsų startą, pavadinkim taip. Šiandien šeštadienis. Esam jau Lazdijose, ne? Jau Lazdijose. Tai va, tai žodžiu, nu taip geras, darytas, dar tokie visi važiuojam, bet labai fainų vietoj mėgojam ir šiandien reikia susikaupti. Kol kas mums lietus dar
nepasirodė čianais Lazdijose, bet tikėkimės jo bus. Tikrai bus. Jo bus, bet tikėkimės bus mažiau negu kad visą dieną. Tai, žodžiu, laukiam jūsų palaikymo ir susimatysim ralio trasui. Laukite Porsche, kuris skambins. Jeigu nebus, rašykit Gediminus, iki Gediminui kurtas. Duosim Gediminui per ausį, jeigu nebus. Šiandieną truputėlį įdomesnį tokį papasakosiu jums dalyką. Turime daug bagių. Žodžiu, o bagiai, kaip mes šiandien matėm onboardus, labai neblogai važiuoja. Tai va, žodžiu, mūsų visų bagistų biuro didžiausia komanda. Didžiausia, ne? Tai va, tai žodžiu, Kebra, eisim, paklausim, kur mūsų Algiūnė. Algiūnė! Sekundę, galima telefonas? Eikš, mano vienas mylimiausių pilotų, draugų, Algirdas Talutis, skambint su Mykolu. Žodžiu, klausyk, Algirdai. Taip. Praeitais metais dalyvavai, šiemet vėl. Techniką atsinaujinai? Atsinaujinau. Bet net baisiau važiuoti praeitais. Per greitai man čia bus. Aš mačiau karams tikrai, tai kam visai neskambinu gerai. Taip važiuosi? Na, bandysiu, bet žiūrėsiu kaip bus. Bet maloniai baisu gali pasakyti. Jo, tai va, žodžiu, su Algiu mes palaikysim Algį. Žiūrime va visą šitą bagį, jūsų visą komandą, jūsų čia šeima pavadinkite, family. Nu, davai, daug pitakėlį. Pabandom. Bandom. Dešinys 2, 40, kairys 1, 60 dešinys 1 vidum, tada į kairį 1, 40 tramplinas dešinys 3 neišleisti. Atsimenu. Tramplinas dešinys 3 neišleisti, 30 kairys 4 lėtas tiksliai, 50, dešinys 1 per trampliną. Per trampliną dešinys 1 šia, tada dešinys 1 tramplinas, kairys 1, dešinys 1 tramplinas, kairys 1 į kairį 2. Stop dešinys 5, tramplinas kairė, stop dešinys 5, nusimetinėk ant trampliną čia jau. Nusimetinėk. Dešinys 5. Kairys 7 apačioj. Ramiai nebuksuodamas, vėžį. Arba čia kaip žinior, šau gazą, na. Dešinys 2, tada dešinys 2 plius. Dešinys 2 plius, 100. Tu dahui. Čia apmainuoti, čia reikalų, kai kilų papjovus. Viskas. Dabar supratai, kad jau su Porsche biški poskis kitaip prašiau. Pirmas, antras greičio ruožai. Tai pirmą nuėmė, realiai važiavom tik antrą greičio ruožą. Kokie įspūdžiai, Mantai? Tikimės davažiuot, galiu pasakyti. Gerai. Tikiuosi yra. Mantelės. Kaip mašina? Pabiški. Gerai. Tavo ūkį padaryta. Man ūkį, aš tai jo, ant trečio. Normaliam žmogui. Va, žiūrėkit. Normalus žmogus. Net nesusimuša galvos. Nieko, išsikrapštėm iš padangų šitą ir bus viskas gerai. Viską patikrina dabar čekai. Lietus Lietuvoje, lietus Lietuvoje. Daug pitakėlį, kol dar turim čia laiką. Gerai šitas. Aš valgyti jau reiks eit burgeriuką kokią grįžus. Burgeriuką, tai maž reikia užsakyti pas meisterį. Tas, kur serviza mūsų vadovas. Tai aš visą jungiu iš 2 į 1, kaip tu? 2-3, kaip tau startas? Mokinkis jaunuolį. Dešinys 3 neišleist. Čia lėta vieta. Kairys 4 lėtas tik. Ten iš toks slidu. Kairys 4. 50 dešinys 1 per trampliną. 20 stop, kairys 4. Lengva tau sakyti. 100. Dakaras, seni. Kairys 0. Gasa.
Meistriškumas. Ir tik tai vėžiu, varyk būtinai ir antrą. Kertam vidų? Žiūrėk, ant roadblockas mums. Koks roadblockas, tu kalbėjai, važiuok. Ir gazą, na, gazą. Gazą. Ir viskas. Dešinys 2 jum katram. Dešinys 2. Blet, su rally reidininku važiuoji buvusi senį. Puselė ralio suvažiuota. Ką galim pasakyti? Kad trasos būklė buvo nekokia iš tikrųjų labai. Gal ir atėmė ir greičio, ir smagumo kažkiek. Dabar vėl lyt pradėjo. Matysim, kaip čia gausis. Lazdijų trasa nėra dėkinga galbūt tokioms mašinoms kaip mūsų. Tokioms oro sąlygoms. Jo, nes jos gavosi taip, kad daug smėlio, pakrytė, viskas, nu kaip pakrytė, tai ta prasme, kad pažliugė. Ir didelė provaža, nes yra minkšta. Tai va, tai žodžiu... Jo, galia važiuoti jau taip sunkiau. Sunkiau. Tai va, tai žodžiu, tas toks momentėlis. O visa kita, tai ką aš žinau. Nu, dabar lauks smagus greitį dopai, tai turėtų būti mažiau išmalta. Turėtų greičiau važiuoti visi ir smagiau. Aš labai norėčiau pakabą pasireguliuoti. Nu, taip, kad realiai kažkaip padirbėti su jo profesionaliau, ten sugalvoti, kad ta mašina geriau važiuotų tiesiog iš pakabos pareguliuojimo. Tas amortizatoriai, nu, nėra ten tokie, kokie norėčiau, bet galima gal dar ten kažką surasti. Tai vat, aišku, iš esmės būtų geriau amorti, kad nereikia ieškoti užpakalį smegenų, bet mesgi lengvų kelių neieško man, nu bent jau aš labai ieško. Man tas ieško, aš... Dešinys 5 lėtas. Dešinys 5 lėtas. Upa, yra. Bandėm kaip greitų padaryti, žinai. Kairys 1, 60 tramplinas, tada vėl 60 tramplinas, 60, 70, dešinys 0, kairys 1, dešinys 0, kairys 1, 50 tramplinas, 40 vėl tramplinas, 105 dešinys 1 eina, ten dešinys 1 eina, tada 120, tramplinas, tada 60, dešinys 2 per trampliną neišleisti. Už 60 dar. Čia va, dešinys 2. Tramplinas, tada čia va. Dešinys 0, kairys 1 per trampliną ir kairį 3. Kairys 1 ir tada kairys 3. Kairys 3. Dešinys 1, 30, dešinys 1 į kairį 1 per trampliną, dešinys 1 į kairį 1 per trampliną, 200 eina. O čia va stabdomės jau. Kiek? Stabdomės, pataikom į gaidį, aha, va ten slidu, nes šlapia. Ir dabar į gaidį vėl, kaip sakėm, gražiai pirmų bėgių, vėžien ir gaziuką, na. Gerai, malačius tiesiog. Dešinys 2 eina. Tramplinas eina priekį, tada 120 tramplinas. Po jo 100 tramplinas vidurio eina. Čia neatleidim. Sen dugnas, įsivaizduoju, nekyla apsukos. Viduriu. Čia vidurio eina, tada 100 pem. Kairys 2 per trampliną čia. Seni, kai su jam keitume, 50 tramplinas, tada aš dugnais einu, seni. 200, už 200 gale. Tramplinas, 30 tramplinas eina. Tramplinas, 30 tramplinas eina, tada 100. Kur? Kairys 1 greitas, 500 šikanas iš kairės. Baisu buvo? Šikanas iš kairės. Net toksai. Išvairavai kaip tikras driftioras. Man atrodo, kad čia mes kėlysim, žinok. Blet, nusimečiau pizdu. Šikanas iš kairės. Ir dabar visur pilnais kairys 2 per trampliną vidum. Tai čia gal iš šalaus einam? Pabandyk, na. Bet žinok, labai lengva įti šalaus, kai netraukia. Tada vėl kairys 2 plius per trampliną vidumi. Per trampliną vidumi. Eik tu nahui, sako, pilnai šeik. Dešinys 1 ir tada finišas. Gazas dugnas, va, aš tau, va. Opa. Все.
Nu, nežinau. Pusė velnė. Bet to tramplino. Tramplinas eina neatleis iš to kartu. 100 pem šikanas iš kairės bus. Ką atleidai? Taip tik atrodo. Greitus. 100 pem šikanas iš kairės. Ramiai važiuok, paleidai. Na, gas nulynas. Kairys 230, dešinys 3 bus tramplinas. Dešinys 3, sakai, ne? 80, tramplinas kairė. Tramplinas kairė čia, tada 200, tramplinas viduriu. Už jo 200. Čia viduriu, tada 200. Einama, ne? Gale dešinys 4 per trampliną metą. Čia tas kur vėgelės? Koks, nu, jo, sakykime. Svatkis, vėgelės. Kairiau tramplinas 80, dešinys 5. Dešinys 5. Čia neužkelt labai gali būti, pirmai buvo jau tai pakelt. Ja, matus kaip. 4. 200, kairys 2 per trampliną vidu. Kaip, gal daugdais nebevarom? Slydų? Šutinai važiuoja čia. Nu tai ką tu čia, blemba, seniai matai, kad aš daugiau pakelį gaudau, negu važiuoju. Išgyvenam. Komentaras po finišo. Žodžiu, baigėsi ralis. Baigėsi jisai visai neblogai. Dabar esu jau prie studijos, filmuosim ralių išdykelius. Ten papasakosiu plačiau apie įvykusi visą ralį. Mano atveju nebuvo blogai. Tai neturiu aš ko skūstis. Buvo nuotykių, nes kaip gyva nulėbė nuotykių. Bet rezultatas geras. Antra vieta. Mantas Kutka buvo liūdnas, po to pralinksmėjo. Tai užeikit, pasižiūrėkit ralių išdykelius ir jums taps daug aiškiau, kaip sekėsi pasibaigti mums ralį. Pasidžiaukite už mane ir aš turėsiu per ralių išdykelį mažo prašymą artėjančio mano gimtadienio progą.